Buvo sunkios rungtynės, buvo gerai pasiruošę ir ryto jaunimas, daug taktinių visokių sumanimų, daug gynybos keitimų visokių buvo, tai buvo nelengvos rungtynės, reikėjo skaityti situacijas, bet antroji pusėje pripratom prie tų sistemų, biškai pradėjom skaityti, kamuolius pasiėmėm, gynyboje suaktyvėjom ir tą pergalę pasiekėm. Toks gan kertinis momentas buvo trečio kėlinio pabaigoje, kai pats tą pražangą puolime išprovokai varžovą, paskui porą tritaškių įmetei, tai turbūt džiugu, kad tiek prisidėjai prie tos komandos pergalės. Džiugu, bet žinot, visas komandinis darbas čia buvo, nes ta puolime pražanga išprovokuota vien dėl to, kad kažkur gerai spaudėm, atėjo tada net netiksli užtvara, pavyko išprovokuoti, kamuolys puolime irgi nuėjo iki manęs ten, kur reikėjo, tai čia ne tik mano nuopelnai, man tai liko tik sumes, bet kamuolys iki manęs atėjo komandos draugų pagalba. Ypač antroji pusė krito į akis tie puolime atkovoti kamuoliai, čia akcentavo galbūt per pertrauką, kad aktyviau po to krepšių reikia žaisti. Tiesiog akcentavom, kad turim rodyti daugiau agresijos, daugiau noro, daugiau pykčio, juk play-offai atėjo, nebegalim čia paprastai stumdytis, tai pakalbėjom, kad turim vyriškai žaisti, tai tokia su vyriška jėga išėjom ir tie kamuoliai tiesiog jau pradėjo kristi mum ir rankas kartais. Turbūt taip iš pažiūros atrodė, kad buvai bene labiausiai vienas ir užsivedusių žaidėjų aikštėje šiandien, tai turbūt ir pačiam daug reiškia šitos rungtynės ir nesinori to sezono anksti užbaigti. Tai faktas, vis tiek mūsų tikslai yra aukštesni negu pabaigti aštuntfinalyje. Tai automatiškai ta emocija turi būti gera, ne tik mano visos komandos, tai ta antroji pusė tą ir parodėm, visa komanda buvom įsivedę, tai nuo to svedimo, tai gera gynyba, atkovoti kamuoliai puolime, tai taip ir gavos tiesiog. Ir dabar kitos rungtynės jau šeštadienį išvykoje, tenai turbūt bus dar sunkiau, vis tiek ir varžovų salė ir taip toliau. Tai kokius pagrindinius akcentus galbūt galvoji prieš tą dvikovą, kas nulems tų rungtynių baigti? Ramybė, turim ramiai skaityti jų gynybas, turim atsikovoti kamuolius, neleisti į greitą užbėgti, čia manau pagrindiniai dalykai ir ramiai, kantriai, po biškį tą žaidimą lipdytis ir turim laimėti.